Nu ką, sveiki gyvi jaunimėlis. Žodžiu, palikau truputėlį jūs ant tokios intensyvesnio momento. Tai, žodžiu, bandėm užkurt, šviesos įsijungia, nieks nevyksta. Iš tikrųjų galiu pademonstruoti, šiandien turėtų įkristi midosas. Tai, žodžiu, skydelis kažkodėl nesusikaupė, to aš jau biškai prizūminsiu. Skydelis nesusikaupė, restartuojasi kas kartą, kuros siurblys kaip ir veikia, viskas ok, bet bandant kurt, niekas nevyksta. Nevyksta greičiausiai dėl to, kaip aš arti. Nevyksta greičiausiai dėl to, nes nemato neutralios pavaros, o skydelis greičiausiai dėl to, nes truputėlį patingėjau pravesti minusą, jungiau į tiesiog masę, pasirodo, kad šitas skydelis ganėtinai jautrus ir jį reikia tiesiai akumuliatorių jungti. Tai tą dabar padarysiu, kol atvažiuos Lukas, toliau ieškau neutralios pavaros, kur aš ją pamečiau ir pasijungiu skydelį. Atvažiuoja Lukas, bandom dėti moto galą. Tada reikės taip pat pajungti posūkius bei galinį apšvietimą. Dedam šonus ir kuriam. Viskas tarsi liko visiškai minimalios detalės. Tai pagau, kad padarysiu tą atskirą video, nekelsiu su šiandien bendro, kad, nes ten kosminis video, 30 minučių ir lauk pačią galo, manau, tiesiog jum nesąmonė, tai vėlgi stengiuosi, kad būtų tas kontentas toksai kokybiškas, tai tik dėl to taip. Na ir tiek. Tai ką, einu persirengti ir keliaujam į darbus. Ir nesakysiu, kad mes to susitiksim, nes kažkart sakau, kad iki to jaus. Už minutę susitiks. Už porą sekundžių pamatysit. Tai žodžiu, einu rengtis. Žodžiu, tai radom tikriausiai bėdą. Aš šiandien 3 valandas, dabar kiek yra? 6? Baigti jau po 6. Visą tą laidyną krapščiau, iškrapščiau, matavau. Žodžiu, principas tas, neutralo daviklio laidukas buvo atsileidęs. Bet net nelikam jo. Ir dabar viskas veikia. Tai žodžiu, dedam atgal baką. Dangtelius. Taip kol kas uždedam baką, pasibandom užsikurti, jeigu užsikuria, renku atgal elektrą, Lukas per tą laiką uždės galą. Ir gal pačiu Dievui pagaliau kažkas bus gerai. Reikia pažiūrėti Apple. Eik, tu sakai. Nu ką, paskutinė 10 valanda garaže, tikiuosi. Viskas pilnai surinkta, Lukas dar tik tai pabinos laidus apkeičia. Ir šiaip laukiau tamsu. Bandysiu dar truputėlį išvažiuoti, bent jau apsisuk, pažiūrėti, ar viskas gerai veikia. Ir tokios tokelės. Tai panašu, kad turi mocą. Dar liko silencerius pagaminti. Ir kaip ir tiek. Čekinam.
Vieną komentarą apie honorarą. Gerai? O reiktų kaip nupoliruota, pažiūrėk, veidas matos. Bliamba. Gerai. Kūla, ne? Žiauriai gerai. Tai žodžiu, tai ką matėt atlikinėjom ne Lietuvoje. 5 minutėm buvom įskridę į užsienio šalį. Tam, kad pračekint burnoutą padaryti ir tai projektas kaip ir baigtas. Liko numerį užsidėti, bet tiek jau padarysiu be kameros. Tašės. Tašės. Nu, yra. Viskas. Į silencerį. Tai va, tai pagaliau gal baigsime tą garažo rubriką ir keliausim aplink Lietuvą, o ne tam garaže čia smirdės. Tai va, ačiū, kad žiūrėt. Iki kitų kartų. Nori? Viso geriausio. Buvo malonu. Buvo linksma ir smagu. Biškai dar linksma buvo kartais. Na, arba aš nekiek. Įveikėm. Svarbiausia, kad radom, dėl ko nesikūrė. Viską išvardėm. O paskui radom, kad vienas laidas negerai. Na, Yes. pasimokė. Tai va, gera šaikelė. Aš keliauju namo. Ačiū visiems, kad žiūrėt ir čia atsisveikinsiu.